Sveiki visi, su jumis aš, Zita Baskienė ir konsultavimo centras Matrica. Ir apie tai, kaip mes dažnai žinom viską, bet tai pavirsta nieku, todėl kad tai nėra sujungiama tarpusavį. Tai šiandien toks papasakojimas labai įdomus. Man dažnai žmonės sako, tu žinai viską. Aš žinau ne viską, aš žinau mechanizmą, todėl žinau beveik viską. Ir kaip tai šiandien aš jums parodysiu, kaip tai vyksta. Šiandien žiūrėjau laidą. Ten rusų mokslininkė labai aktyvi, veikli, dėstanti, kuri visą gyvenimą studijavo smegenų veiklą, pokalbėje su ryškiausiu Rusijos žurnalistu Pozneriu. Ir vyksta klausimas. Esmė ta, kad jos paklausia, kaip žmogus valdo smegenis ar smegenis žmogų. Ir ta mokslininkė sako, smegenys visada jau priima sprendimą iki to, kol žmogus tai priima veiksmu. Pavyzdžiui, žmogui reikia pasirinkti, paspausti žalią ir mėlyną mygtuką, tai smegenys jau žino, kokių 20 sekundžių anksčiau kokį paspaus mygtuką. Ir jie abu, tie grandai, kalbasi tarpusavyje. Ir ta pati Černigova sako, kad tai yra amžiaus klausimas, kad niekas negali atsakyti, kodėl tai yra. Bet aš savo visiškai aiškiai galiu atsakyti, aš ir parašiau prie video komentarą. Kaip tai vyksta? Jeigu mes vertinam, kad žmogus ateina čia gyventi daug kartų ir prieš tai 6 gyvenimus jis tokioj situacijai pasirinko visada raudoną mygtuką, todėl jo pasąmonė smegenys žino, kad 99,9% jis pasirinks tą patį mygtuką. Todėl smegenys jau žino ir žmogus tada paspaudžia atitikmenį, ką jo smegenys jau žino anksčiau. Tai jie gvildena klausimą, kuris dar neturi atsakymo. Ir jie to atsakymo niekada neras, jeigu jie nedaleis situacijos arba neapjungs mokslinių tyrimų su tam tikrais kitais tyrimais, kurios vadina paramoksliniais arba ezoteriniais, ir neatliks tam tikrų statistikų ir duomenų analizės, tol jie ir neras to atsakymo. Taigi, lygiai taip pat savo konsultacijose žmonėms braižau grafikus pagal tą pačią tikimybių teoriją. Vat šitoj vietoj jums sumodeliuos situaciją ir jūs pasirinksit 99,9% blogai ir krisit. Bet kiekvienas jūsų šitam taške, žinodamas tam tikrą informaciją, gali pasirinkti gal sudėtingiau, bet taip, kas veda jūs į viršų, ir tada jūs nueisit kitaip. Tai kaip ir komentare parašiau, nes smegenys priima sprendimus už žmogų ir smegenys žmogaus arba sąmonė nėra atskiras dalykas, nuo kurio žmogaus priklauso. O žmogaus smegenys ir pasąmonė ir sąmonė dirba išvien. Pasąmonė žino anksčiau. Sąmoningai žmogus padaro po 15 sekundžių vėliau. Tai yra programos, tai yra priežasties pasekmės principai, tai yra tikimybių teorija, tai yra nuoseklumo principas. Bet viskas aišku man tik todėl, kad aš teisingai, aš pati savo suprantu, kad aš teisingai suprantu veikimo principus. Todėl ten dirba ne smegenys už žmogų, o ten dirba pasąmonė, kuri daro didžiausią įtaką žmogui. Bet sąmonė, įvertindama pasąmonę, gali pasikeisti, pakeisti kryptį ir padaryti sprendimą, kuris tarnaus jam. Tai štai iš čia visi atsakymai, iš mechanizmo žinojimo. Gal todėl sistema mums niekada neduos šito mechanizmo žinoti. To, kad tada būtų žmonėms labai paprasta ir lengva gyventi. Ačiū.